Gerbiamas posėdžio pirmininkė, ministrai, mano klausimas būtų užsienio reikalų ministrui. Tai patvirtinome vyriausybės programą, šiandien patvirtinome biudžetą ir numatytos ir vidaus saugumo priemonės, ir galimybės skolintis, ir numatytos iš tikrųjų solidžios priemonės tiek vidaus saugumo situacijai gerinti. Ir mano klausimas būtų apie užsienio politiką visgi, nes vyriausybės programoje numatyta pakankamai nemaža ir solidi dalis ir pabrėžiama aktyvi, konstruktyvi ir nuspėjama užsienio politika. Taigi, turint omenyje, kad geopolitinė tikrovė yra visiškai kita šiais laikais ir Europos Sąjungai kaip niekad svarbu būti sutelktai ir ryžtingai, kartais to ryžto mums galbūt ir pritrūksta šiek tiek. Tai, gerbiamas ministrė, kokiu būdu sieksite, kad dabartinė ES sąranga ir procesų priėmimas būtų kaip įmanoma greitesnis ir efektyvesnis? Ačiū. Ačiū už klausimą. Prašom, ministrė, atsakymą. Ačiū labai už klausimą. Tai iš tiesų nuolatinė tema yra ir įvairiose tarybose, ir vakar kolega viceministras ir bendrųjų reikalų taryboje kalbėjo apie tai. Mes žinome, kad ir Europos parlamentas išsakęs yra savo lūkestį dėl institucinės reformos. Čia yra keli svarbus aspektai šios temos. Tai vienas yra taip žiūrėti ir vertinti praktiką, kuri buvo Europos Sąjungoje priiminėjant atskirus sprendimus. Ir tai, kas mums dabar turbūt aktualiausia ir labiausiai skauda, tai tie sprendimai, kai neįvyksta pakankamai gerai ir ten, kur norėtume dėl vienos, o dabar jau ir dviejų šalių prieštaravimo. Ir kaip mes turėtume tą situaciją spręsti, ar tai būtų sankcijos, ar tai būtų mūsų sprendimai dėl tam tikrų partnerysčių. Tai čia mes tą turėtume matyti kampą, ypač bendrosios užsienio saugumo politikos srityje. Ir yra tam tikri niuansai, kurie yra susiję su būsima plėtra ES. Kaip žinia, kai kurios šalis formuluoja sąlyginę tą nuostatą dėl, pavyzdžiui, Ukrainos tolimesnio proceso su Ukraina ir plėtros, sakant, kad turime tada sutarti iš karto neišvengiamai ir dėl institucinės reformos, nes dabartinės procedūros ir sąranga neva to netitinka. Mes laikomės nuostatos, kad dabartinė sutartis ES leidžia vykdyti plėtrą ir tai neturi būti sąlyga, tačiau būsime atviri tai diskusijai. Tik aš noriu čia pabrėžti, kad viena iš to tokio, sakykime, pramodeliavimo iš vadybos ir organizacijų pusės reikėtų dar uždėti ir politinių interesų dedamoje. Tai dėl to nemažai dalykų iš tikrųjų tikimės, kad pasistumės Lenkijos pirmininkavimo metu artimiausią pusmetį, kai norėsime atidarinėti dėrybinius klasterius dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Tai tikrai tam tikrus dalykus šalis dės kaip sąlyga prieš save, jeigu norime postumio su Ukraina, ir mes čia neturėtume užskubėti turbūt daug ką iš anksto taip pažadėdami, turim turėti visus argumentus savo rankoje. Bet prie tos temos tikrai grįšime ir užsienio reikalų komitete, ir Europos reikalų komitete.